Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Ir savo Patreono nariams papasakosiu tokį lifehacką, kaip tarkim statau grėbėstojų ir kaip dar naudoju tokius dalykus kaip skrailus. Tai pradedam. Tai grėbėstavimas vyksta tokiu metodu, kad aš pirmiausiai vienu žodžiu tvirtinu tą grėbėstą apatinį, o paskui jau turiu tokių šablonų ir į jį įstatau kitą grėbėstą į šabloną ir jis čia užsikabina ir puikiai tarnauja. Turiu galvoj, kad jisai puikiai laikosi. Aš paėmiau gabaliuką parodyti. Jisai taip pat užsikabina, taip pat laikosi ir galiu prišaudyti jį. Ir dar ne viskas. Čia aš naudoju tokius vinis varžtai. Ir galiu prišauti juos, o paskui paimti ir išsukti. Ir vėl galiu išsukti, jeigu man reikia. Čia labai geras daiktas, nes tarnauja kaip vinis ir gali naudoti kaip varžtą. Tai va čia va tokie skrailai, čia yra nerūdinčių plieno oksiduoti. Tai yra labai geras kokybiškas dalykas. Viskas ant jų yra prišaudyta ir greitai, ir patogiai. Ir laiko vieną aukštį, vieną atstumą į visą ilgį. Ir prišaudai vieną ir iškart perini į kitą. Paskui prišaudai vieną, iškart perini į kitą. Ir padariau tą nudažiau su antiimpregnantu specialiu, nes kitaip švies per tarpus. Ir parašiau dar tas termomedieną irgi padengiau 5051 dažyvė. Ir kai jau dabaigsiu dabar grėbėstavimą, tai matyt rytoj jau pradėsiu daryti apdailą ir paskui jau stogas ir duris ir tokia rampa ir viskas. Ir pabaigsiu tą sandėliuką, kuris, kaip sakant, yra nedidelis, 4 ant 2, bet reikalų prie jo yra. Tai dabar dar kokios 1,5–2 valandas dar dabaiginėsiu tą grėbėstavimą ir paskui jau kitą dieną bus apdailos darbai. Tai čia jau rytoj, tai čia ketvirtadienį, penktadienį ir dabaigsiu tada jau iki penktadienio bus paruošta viskas ir liks tik tai stogo darbai. Tai ką norėjau perduoti, tai čia tokį lifehacką, kaip montuoti tas grėbėstavimą tą. Ir jeigu neteisingai sumontuoja, labai lengva pakeisti, nusukti, atsukti, nes jeigu ant paprastų vinių, taip nepavyks greitai ir kokybiškai ir be jokių problemų. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Iki kitų kartų, sėkmės jums.